Šioje svetainėje buvo atlikti keli pertvarkymai. Prieš pasikeitimą ši erdvė buvo pakankamai chaotiška, o šeimininkai čia jau esančių baldų keisti nenorėjo. Todėl aš nutariau pakeisti sienų spalvas. Joms parinkau šiltą gelsvą atspalvį, derindama jį prie jau čia esančių korpusinių baldų. Taip pat pakeitėme užuolaidas, padarėme jas lengvutės, klasikinės, parinkome labai panašų atspalvį kaip ir sienų, kad užuolaidos būtų tiesiog neutralus fonas čia jau esantiems daiktams. Prieš pasikeitimą šioje erdvėje labai trūko šviesos, todėl įrengėme kelis naujus šviestuvus prie minkštųjų baldų. Jie šiai erdvei suteikė papildomą jaukumo, minkštumo, taip pat dar vieną šviestuvą įrengėme ir laiptinės zonoje. Laiptinės siena prieš pasikeitimą buvo tapetuota, bet aš norėjau kardinaliai pakeisti jos vaizdą, todėl sieną dekoravome dekoratyviniu tinku, kuris turi labai gražią faktūrą, taip pat įdomiai ir stilingai atrodo. Valgomojo stalo kėdėms pasiuvome naujus užvalkalus, kurie stilistiškai susišaukė su minkštųjų baldų komplektu. Šioje svetainėje atlikome dar vieną labai svarbų darbą. Buvo padaryta arkos apdaila, kurios stilistiką derinome prie čia jau esančių korpusinių baldų. Taip, šiame interjere visiškai nesudėtingomis priemonėmis sukūrėme visai kitokią nuotaiką. Aš labai patenkinta iš tikrųjų galutiniu rezultatu. Man labiausiai patinka tai spalva, kuria yra padažytos sienos. Labai patinka užuolaidos. Ir iš tikrųjų net nesitikėjau, kad taip gali naujai sužaisti mano baldai ir dabar taip gražiai atrodyti. Ir dar labai norėčiau padėkoti už dovaną, už sukurtą šventinę nuotaiką. Ir iš tikrųjų jau norisi pradėti švęsti. Tai ačiū labai Statybų TV.